praeitą savaitę užbaigiau įrašinėti visų pagrindinių albumo dainų instrumentinės versijas. Ir ten tų gabalų yra 7, dar tokį turiu vieną slaptą pasidėjęs namie įrašytą tokią demką, iš kurios gal irgi kažkas pavyks, tai, kokie 8 galėtų būti. Bet dabar bandysiu daryti tokį antrą apėjimą ir biškį dar pabandyti pagerinti tas dainas, kurios dar nelabai ten fainos, kur kažkas dar kliūna ar kelia abejonių. Tai viena kaip tik yra tokia, kur šiaip visos idėjos pačios kaip ir patinka, bet nebuvau tikras, kaip viską apipavidalint, koks bendrai kokį čia skambesį galėtų susijungti. O dabar kažkaip palyginau su tom, kurios geriau gavosi ir, atrodo aiškiau, kaip čia viskas turėtų būti ir kaip galėtų skambėti. Tai tiesiog bandysiu tą pačią paimti dainą ir truputį perdaryti. Tai pirmiausia išsieksportavau seną versiją be būgnų, kurią, nežinau, dabar galbūt girdite fone. Buvo truputį gaila, nes prisimenu, kaip ilgai vargau, kol ten pakenčiamai rašiau tos būgnus, bet manau, kad nauja versija vis tiek bus tokia labiau paklausoma, tai gal verta. O tada išsikėliau ją į naują tuščią template'ą, susidėliau naują būgnų partiją su MIDI pirmą, o tada jau bandžiau įrašyti tą pačią partiją gyvai su tikrais būgnais. Ir kažkas lyg ir neblogai išėjo, bet vis tiek yra kelios vietos, kur viskas nors taip klupteli. Bet dar tikiuosi, kad pavyks suredaguoti, nes turiu iš viso 7 teikus, ten pirmi tokie su klaidom, bet paskutiniai keli jau tokie daugmaž neblogi. Tai gal jeigu paskutiniam kažkas kai kuriuose vietose ne taip, tai gal iš ankstesnių pavyks paimti. Ir šiandien jau neturėjau kantrybės daugiau įrašinėti ir šių 7 teikus, ypač kai tokia monotoniška partija, tai nežinau. Blogiausiu atveju perdarysiu, nežinau, rytoj ar kitą savaitę. Tada dar įrašiau bosą, tai ten jau buvo lengviau, bet irgi jautėsi, kad jau esu pervargęs ir, ne pervargęs, šiaip pavargęs. Ir sunku išlaikyti dėmesį. Tai, manau, šiandienai ir pakaks. Tai šiandien lieka įrašyti tam pačiam gabalui gitarą. Vienintelis toks iššūkis, tai kad to ankstesnėje versijoje buvo viskas su baritoninė gitara ten sugalvota. Dabar kažkaip nusprendžiau, kad geriau ten skambas paprasta, tai reikės biškį viską transponuoti. Bet ten jau daugmaž išsiaiškinau, ką ten groti, tai sakau, neturėtų būti labai sudėtinga.
Tai įrašiau gitarą, dar įkeliau Melotrono partiją iš ankstesnės versijos. Tai, gal šitą reikės dar biškį paredaguoti, bet šiaip lyg ir viskas neblogai. O šiaip dar bandau taip pamastyti, ką išmokau šią savaitę. Tai man rodos pagrindinis dalykas toks, kad kartais jeigu turi kokią nors idėją, kurios esmė lyg ir patinka, bet nesitikras iki galo, kaip ją geriausiai gyvendinti ir apipavydalinti, tai, gali atrodyti, kad reikia gerai pamastyti, paieškoti kokių pavyzdžių ir tada gal paaiškės. Tas iš dalies gal ir veikia, bet taip pat dar gali būti, kad jeigu tiesiog tą idėją tada užfiksuotum ten tokioj stadijai, kokioje jinai yra, ir eitum prie kitų idėjų, tai jas bevystydamas įgautum patirties, suprastum labiau, kas ten tau patinka ir kas ne, ir tada galbūt taip savaime paaiškėtų, kaip geriausiai tiktų tą ankstesnį idėją, ką su ją daryti. Arba, taip paprašiau sakant, tai tiesiog, kai darai dalykus, tai kažkaip iš praktikos ir padarai kažką. Tai va, tai šią savaitę tiek.